Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna. Labas, su šventėm, atleisk už patrukdymą. Čia da. Sveiki vyrai su šventė. Čia jums sportininkai turbūt ar vadovaujantį darbą dirbat. Mes iš vienuolyno, vienuoliai studentai, tai yra dvasinė enciklopedija. Ar tikinti žmonės esate bent trupučiuką? Tai yra apie karmą, apie meditaciją, iš tikrųjų apie meilę Dievui. Menininkai dainuoja, meilės niekad nebus per daug. Čia yra ir kovos, mūšiai, meilės istorijos. Ir ši knyga sako apie tai, kad žmogus, kuris atsiduoda Dievui, jis patiria pilną pasitenkinimą, pilną laimę. Ar jūs tikinti žmogus esate bent trupučiuką? Į bažnyčią turbūt einate, ne? Į bažnyčią neinu. Ne? Vidinis, ne? Galbūt jūsų ryšys, ne? O jūs ko vardu? Saulis. Saulis tai yra Saulės vaikas. Sauliu, jeigu neklystu, jūs nerūkote ir alkoholį nevartojate. Ne? Taip labai šviesiai atrodo. Mes šias knygas šiandien Sauliu duodam už paukojimus, renkam ūkas vienuolynui, maitinam benamių žmonės, statom vienuolyną, spausdėm knygas, gal galėtumėte irgi ką nors paukoti, jeigu turit galimybę. Žinot, auka turi būti tokia, kad žmogaus šeiminis biudžetas nenukentėtų, kad žmogus pajustų džiaugsmą, kad kažką tai dėl viešpatės padarė. Tai yra tiesiog jūsų tarnyba viešpačiai. Jeigu galit kažką, paukokit. Galiai yra žodinėlis, jeigu neaiškių žodžių rasit. Tai yra sanskritas vertimas į lotynų ir lietuvių kalbą. Kiek negaila, praktiškai auka turi žmogui nuotaiką pakelti. Jūs iš pačio Kauno, Saulio? Ne. Aš kokio miesto? Iš Plungės. Plungės? Aš buvau Plungė išvažiavęs, labai gerą įspūdį padarė, labai nuotaikingi žmonės, nesurūgę. Kitose miestuose būna tokie gan surūgę žmonės, pasislabė nuotaikingi. Taip, Plungė, kad tik surūgę visi yra. Rimtai? Taip. Žinokit, nepastebėjau, šiaip pagal jūs irgi nepasakyčiau. Jūs šypsatės. O kas pagal profesiją? Projektuotojas. Projektuotas inžinierius, ne? Šeimos žmogus, ne? Jie be šeimos gyvena, su vaikais. Su vaikais, ne? Aišku. Kiekvienas žmogus turi likimą, ateiname į šį pasaulį ir mums jau lemta tam tikra kančia, tam tikri džiaugsmai ir jie ateina kaip žiema ir vasara. Mes nenorim galbūt žiemos, ne? Ir ateina kančia, bet neateina vis tiek. O vasaros nenorim paleisti. Lygiai taip irgi ateina laimė ir mes nenorim, kad ne iš mūsų gyvenimo išeitų. Bet mes turim išmokti priprast prie to ir atrasti džiaugsmą viduje, širdyje. Ne išoriniam pasauliu kažkur, tai bet būtent viduje. Ir šita knyga irgi sako apie tai, kad laimė žmogaus viduje yra. Ne išoriniam pasauliu. Čia jinai papasakota buvo prieš 5000 metų. Čia yra Šukadeva Gosvamis, vienas iš dvasinių mokytojų. Indų yra. Jo. O čia yra Parikšita Maharadžas, tai yra caras, kuris buvo prakeiktas, kad po 7 dienų jisai paliks pasaulį. Ir jisai paliko karalystę, paliko šeimą, jis atėjo prie šventų vandenų, pradėjo pasninkauti ir susirinko iš visos visatos išminčiai. Ir jisai atėjo dvasinis mokytojas Šukadeva Gosvamis ir jis jam uždavinėjo klausimus apie tai, koksgi žmogaus gyvenimo tikslas ir kaip žmogus turėtų pasitikti, tarkime, kas yra didžiausias gėris visai žmonijai, žmogui. Ir šita knyga, čia labai gražios istorijos, jų yra 12 giesmių šitoje enciklopedijoje ir lietuviškai mes kol kas turim tik tai pirmą dalį, pirmą giesmę ir jūs laikote tos enciklopedijos pačią pradžią. Pradžioje galbūt šiek tiek sudėtinga, nes aprašo viešpatės didybę, galybę, jo įvairias formas, pavydalus. Viešpats labai iš tikrųjų yra nuostabus. Ir pradžioje šiek tiek filosofiška, bet po to, kada prasideda istorijos, mes galim pažinti viešpatį kaip asmenybę, kad tai nėra kažkas tai neapibrėžta, kad tai netuštuma kažkokia tai arba abstrakcija, bet tai iš tikrųjų tikra asmenybė. Ir mes esame panašūs. Čia yra statomas dabar Vaišnavų vienuolynas. Ašramas galbūt, bet ten gyvename mes brahmačariai, tai yra vienuoliai studentai esam. Mes apmokymo programą dabar praeinam ir mes studijuojam Šrimad Bhagavatam, šitą enciklopediją būtent. Ir Vedos, jeigu teko girdėti Vedos iš senovės kalbos išsiverčia žinios. Dievas jis amžinas ir jis amžiais gyveno kaip ir prieš milijonus metų, taip ir po milijonų metų jis bus. Mūsų matymas trupučiuką siaurokas, dėl to mes bandom jį kažkaip tai, kai kurie žmonės sako, Dievas toks ir ne kitoks. Bandom jį kažkaip apribot, bet praktiškai tai neįmanoma. Jis beribis. O dabar iš kur tie vedai yra kilę? Vedas užrašė Šila Vyasadeva, tai vienas iš išminčių, kuris tokia yra nuomonė, kad iki šiol yra Badarika ašrame Himalajose. Ir žmonės, kurie švaria širdim, jie gali nueiti ir gauti bendravimą su juo. Ir jos užrašytos yra sanskrito kalba, yra 18 000 posmų, štai šitų, ir vertimas į lotynų ir lietuvių kalbą.
Vedos. Mahabharatą užrašė Bhagavad Gita, jeigu teko girdėti, yra Vidūnas lietuvių kalba išvertęs Bhagavad Gita. Teko turbūt girdėti, ne? Tai yra viena iš 5 pasaulio populiariausių knygų. Ir labai galinga knyga, praktiškai skaitant šitą knygą žmogaus gyvenimas pasikeičia. Pavyzdžiui, jūs laisvas nuo žalingų įpročių, rūkymas, alkoholis, ne? Bet tai rodo, kad jūs vidinį džiaugsmą turit. Bet daugelis žmonių jie visiškai yra priklausomi nuo šitų. Žmonės bėga nuo teisybės, nuo realybės. Jie bėga nuo sąžinės. Sąžinės balsas tai yra Dievo balsas mūsų širdyje ir dėl to žmonės stengiasi kažkaip tai negirdėti jo. Alkoholis, televizorius, ten, aš nežinau, visos tos pramogos vien tik tai tam, kad pabėgti nuo mano meilės santykių su viešpačiu, nuo tiesos. O tiesa yra viena, kaip sakyti, galutinė, tai yra viešpats. O tai yra, mano ryšys su juo yra amžinas. O šitie ryšiai yra laikini. Ateina mirties akimirka ir aš išeinu iš to pasaulio, viskas ir gyvenu visai kitur, visai kitoje erdvėje. Na, jeigu galit paremti vienuolyną, būsim labai dėkingi, meldžiamės už to žmonės, jie gauna didžiulę dvasinę. Šiuo metu ir man yra sudėtinga, ne? Jūs paaukokite tiek, kiek galit, kiek negaila, tiesiog nuo širdies ant laimės. Jeigu ką, galiu pakeisti, žmonės priaukoja nemažai pinigų, žmonės domisi dvasiniu gyvenimu. Ir šiaip šiuo metu pats esu bedarbis. Be darbo, ne? Man atrodo neilgam, todėl kad žmogus, kuris moka kontroliuoti proto jausmus, tai rodo, kad jis turi stiprų intelektą. O stiprus intelektas tai ne žinios, ne, bet būtent proto ir jausmų kontrolė. Tai yra energija ir ta energija labai galinga ir stipri. Kitina ateina iš aukščiau, iš vidaus. Užteks tiek. Nu, jeigu porą galėtume dadėti, būtų už popierį. Jeigu turit galimybę, jeigu ne, tai tada tvarkoja. Ačiū labai. Tai gal viešpas palaimino jūs galė žodinės. Dar mažutę knygutę duosiu jogos tobulybę apie meditaciją. Meditacija tai yra minčių sutelkimas į meilės objektą. Žinote, ne? Fainai, tada medituokit, sėkmės jums, tegu laiminės viešpas sudėjau. Dėkui. Krishna, 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 Krishna.